Kai aplinkui bigtis kyla kaip audra, kai žmogus į žmogų žiūri be šviesos akyse, kai už gerą žodį gauni šaltą tylą, kai atrodo, kad pasaulis pamiršo, kas yra tiesa. Ne kiekvieną kovą reikia laimėti kumščiais, ne kiekvieną priešą reikia nugalėti kerštu. Kartais didžiausia jėga yra išlikti žmogumi, kai aplink tave bando pažadinti blogį viduj. Aš mačiau, kaip neapykanta žmonės pakeičia, kaip pyktis sudegina tai, kas buvo brangu. Kaip vienas blogas žodis pagimdo kitą ir grandinė nesibaigia, kol kažkas nepasako gana. Todėl aš renkuosi kelią, kuriame yra šviesa, net jei mano kelyje daug tamsių dienų. Nes jeigu blogį atsakysiu tuo pačiu blogiu, aš tapsiu tuo, prieš ką pats visada kovojau. Nugalėk blogį geriau, neleis širdžiai sukietėt. Kai pasaulis siunčia pyktį, tu mokėk jį nugalėt. Tu mokėk jį nugalėt. Neleis tamsai užgesinti šviesos tavo viduj. Nes tikras stiprumas gimsta ne keršte, o gery. Nugalėk blogį geriau, net kai sunku išlikt žmogum. Tegul tavo geras žodis tampa atsaku į skausmą. Pasaulis pamirš, kas yra meilė ir ramybė. Tu parodyk visiems, gėris yra tikroji stiprybė. Kiek žmonių šiandien slepia skausmo po tyla, kiek šypsenų netikros vaikšto miesto gatvėse. Vienas įžeidimas gali sužeisti giliau nei bet kokie randai, kuriuos matome ant kūno. Nes per dažnai norim atsakyti tuo pačiu, per dažnai galvojam, jis pradėjo, aš užbaigsiu. Bet kas nutiks, jeigu abu pasirinksit pykti, tik dar viena širdis liks sudaužyta tamsoje. Stiprus nėra tas, kuris garsiausiai rėkia, stiprus tas, kuris moka sustabdyti save. Kai galėtų smogti žodžiais, bet pasirenka tylą, kai galėtų keršyti, bet pasirenka paleisti. Gėris nėra silpnumas, tai sunkiausias kelias, nes lengva nekęsti, sunkiau išlikti gerai. Ir jeigu šiandien tu atsakai šviesą į tamsą, galbūt kažkieno pasaulyje užsidegs nauja šviesa. Nugalėk blogį geriau, neleis širdžiai sukietėt. Kai pasaulis siunčia pyktį, tu mokėk jį nugalėt. Tu mokėk jį nugalėt. Neleis tamsai užgesinti šviesos tavo viduj. Nes tikras stiprumas gimsta ne keršte, o gery. Nugalėk blogį geriau, net kai sunku išlikt žmogum. Tegul tavo geras žodis tampa atsaku į skausmą. Pasaulis pamirš, kas yra meilė ir ramybė. Tu parodyk visiems, gėris yra tikroji stiprybė. Aš negriausiu to, ko pats nenoriu prarast. Nešauksiu ant pasaulio vien todėl, kad skauda. Neieškosiu keršto ten, kur reikia supratimo, nes kiekvienas žmogus savyje nešasi kovą. Gal šiandien tavo priešas nežino, ką daro, gal jo širdyje taip pat per daug žaizdų. Todėl vietoj neapykantos palikim gerą žodį, nes nežinai, kiek jam jo reikėjo būtent tą minutę. Tegul tavo kelias būna sunkus, bet šviesus. Tegul tavo vardą prisimena ne dėl pykčio, o dėl to, kad net sunkiausia savo gyvenimo dieną tu pasirinkai būti žmogumi, o ne dar vienu blogiu. Jeigu visi atsakytų meilę į neapykantą, jeigu visi sustabdytų pyktį dar prieš jam gimstant, gal pasaulis nebūtų toks šaltas ir žiaurus, gal mums pagaliau užtektų šviesos vieni kituose. Nugalėk blogį geriau, neleis širdžiai sukietėt. Kai pasaulis siunčia pyktį, tu mokėk jį nugalėt. Tu mokėk jį nugalėt. Neleis tamsai užgesinti šviesos tavo viduj. Nes tikras stiprumas gimsta ne keršte, o gery. Nugalėk blogį geriau, net kai sunku išlikt žmogum. Tegul tavo geras žodis tampa atsaku į skausmą. Pasaulis pamirš, kas yra meilė ir ramybė. Tu parodyk visiems, gėris yra tikroji. Nugalėk blogį geriau, ledų tai skamba garsiai. Net į tavo kelią šiandien pilnas tamsos, o širdyje yra šviesa. Tu dar gali pakeisti pasaulį, nes viena gera širdis gali pažadinti tūkstančius širdžių. Tūkstančius širdžių.